Vilniaus pušį. Paskui dabar nueisim prie kokios lieptelės. Dar šitą labai. Pats gražiausias palydovai. Tauragėlė. Pašakam kilo. Gyva. Turiu dvasios. Dvasios dar reikia. Nu tai vakarėjas, kai šaltas, ne tokios agresyvios. Čia pasisekė, ne? Matot, kad trosas įsirėžęs, kaip šedevras. Suoja, čia kelias tonas. Man irgi paskas
buvau, kai buvo ekskursija, bet man kaip išėjo, Aš raudonas. aš žinai, va, tas va, ant to piliakalnio, žodžiu, buvo tokia skylė. Aš nesitikiu. Ir, žodžiu, ne, ant to piliakalnio buvo skylė tokia, tokia legenda. Ir čia, žodžiu, įsirėmė toks vienas piemuo į tą skylę. Matė, kad karalienė sėdė, žinai, ir meldžiasi, o prie jos gyvybė šuo, žinai, ir prie to šaus gyvybė auksas skrynė. Tai va, tokia, žinai, tokia legenda yra. O šis jau... O čia tai yra juodakampis tas tai yra, kad mergakampis. Ant durų prie švedų, aš atsimenu tą legendą. Švedų kariai uždarė tas merginas. O čia yra, tas paskutinis, čia yra prie... O dešinė rankoje, čia yra ežeriukas. Aš ne raudonas. Ganė gyvulius, karvės, žinai, ganė. Ir susapnavo, kad iš to ežeriuko iškilo, iškilo aukso pinigais. Žinai, ganė gyvulius ir, žinai, prigulė pagulėt ir susapnavo, kad iškilo iš to ežeriuko laivas pilnas pinigų aukso, žinai. Ir jis priišo tą laivą arklių pančiais. Ir nubėgo namo atsivest arklių. Atbėgo iš namų, žinai, ir laivas nuskendęs jau buvo. Žinai, ir paskui vėl sapnuoja, namo atsigulęs, kad vienu žodžiu, jeigu tu būtum pririšęs tą laivą smilgą, tai būtų jis nenuskendęs. Bet kadangi pririšė jis arklių punčiais, jis labai smerdėjo tie punčiai ir jis nuskendo. Tai va, tokia legenda yra. Tai, žinai, Algi žino viską, bet aš tai, žinai, tik tai va, tik, žinai, susipažinęs, kad va, paviršutiniškai. Kaip, žinai, tas, žodžiu, aš čia vieną kartą pasakoju, jis, tiem turistam, tai, žinai, taip, vos, žinai, aš išdau, ten per vieną ausį, žinai, išėjo, įnėjo, per kitą išėjo. O kas čia antram aukštui? Ten galima užėjimą, čia laipteliai yra, žinai, viskas. Ten yra to, žinai, Petro, žučio, žinai, tie piešiniai yra. Yra piešiniai. A, ten, pažiūrėk tada. O čia kur? Lietuvos. Čia, stebūras irgi, nu, neberlai gal aplankytų, žinai, Štai gal o ten man nebūtis. Aš matau, nebebūtis. Aš šiandien buvau beveikė. O ten man nebūtis. Nebūtis. Prastai to nebebūtis. Tas pats originalas. Paskui aš atvažiuoju nepažįstas vyras, iš kažkaip šį kūdą padarė kažkaip skundžius įdominis, žinai. Nu, dažnai vis tiek. Nepažįstas vietos, aš atsimenu, tai buvo, atvažiuoju, kad jau tada... Pakis. Išlygino, tai iš krūmus ir medžius padarė erdvės gal. Tai grūdų trūksta.